20 statybų diena ir apeisim, pasižiūrėsim, kaip atrodo namas. Kadangi šitas namas yra patogioje man strategiškai vietoje, užvažiuot, pafilmuot, tai pasistengsiu šitą namą periodiškai jums rodyti, sakyti, kelinta diena, tam, kad žmonės įsivaizduotų, per kiek galima pastatyti namą ir kokiais etapais tai vyksta. Šiuo metu namas beveik uždarytas, tai yra uždengtas stogas, prisuktos gipso kartono plokštės iš lauko pusės. Reiškia, jau į namą nelys, pradėti statyti langai. Durų mes specialiai nestatom, kol nėra padaryta vidaus. Tai yra betonuojant grindis, nešant į vidų medžiagas, labai duris apsigadina ir jas statom paskutinėme etape. Namo viduje užėjus labai įspūdingai atrodo šita priekinė siena, va šitie langai bus statomi, trikampiniai langai, čia bus paprasta siena. Vaizdas gerai labai atrodo, štai kaip atrodo langas trikampinis. Kalbant apie kitus etapus, tai va šiame etape po stogo uždengimo ir įstatymo langų užsakovas pradės banko vertinimo etapą ir tai pristabdys mūsų darbus. Yra dar nemažai šansų, kad šitam namui pavyks uždengti stogą dar šiais metais, o kaip mums tai seksis, tai sekite mūsų kanalą ir pamatysite. Ačiū Jums už dėmesį.